Sveiki su naujais metais, taigi yra žaliojo drakono metai, labai smagu vėl jūs visus matyti ir grįžti su nauja energija. Mariau, kaip tau, Mariau, ką tu čia dabar? Dieve, Mariau, suauk. Eduardai, kad su tavim yra netgi pavojinga tylėti mūsų laidose, už tylėjimą gali susilaukti tam tikrų grėsmių ir sankcijų. Tai tu čia apie etikos komisiją? Apie etikos komisiją. Tai, čia yra demokratija. Jeigu etikos komisija gauna skundą iš kažkokios įstaigos, tai normalu, kad mūsų gerbėmieji tarybos nariai turi tą skundą kažkaip tirt, aiškintis, o tu dabar įsižeidai dėl to, kad tyria mane, iš principo tyria etikos komisija, tai mane. Aš neįsižiūrėjau, aš tiesiog saugau save nuo galimų nemalonumų, kurie mane užklumpa vien tik dėl to, kad tu sėdi šalia. Tačiau apie ką mes jau visai netrukus, gerokai daugiau ir išsamiau ir ne visiškai linksmai. Gavome iš etikos komisijos raštą, kad esame patraukiami, tiksliau vertinami, tyriami dėl praeitos laidos pasisakymų. Didžiąją dalim pasisakymai buvo būtent mano apie paslaugas, kurios mano nuomonė buvo teikiamos, netinkamai, arba galėjo būti teikiamos geriau. Aš gavau raštą, Mariau, tu irgi turbūt gavai raštą, suprantu, buvai ganėtinai iš tavo performanso čia pradinio, kad buvai pakankamai nepatenkintas už tą tylą, kad gavai irgi. Priešingai, aš buvau nustebęs, nes man dar niekuomet neteko būti galimai išbardam už tylą. Tai, žinai, gili kiaulė tylė, šaknytis ar kaip ten sako. Kažkaip panašiai. Tai galbūt būtent tik dėl šitos priežasties ir aš atsidūriau tame galimai kaltinamųjų suole greta tavęs. Tai žinai, nes tu esi tas, kuris skatini mane elgtis neteisingai ir turbūt taip pagalvo būtent etikos komisijos. Ne tik tai, aš esu iš principo ir erzinantis savo buvimu kai kuriuos etikos komisijos, o to pačiu ir tarybos narius. Yra blogai tik dėl to, kad aš esu taryboje. Taip, iš tiesų tai man liūdna, kaip aš čia, nežinau, 4. ar 5. mėnesis esu tik tai taryboje ir tu matai tą demokratijos tokią, tu turbūt daugiau norėtum pasakyti apie tą demokratijos eroziją ir aš tikrai nesitikėjau, kad už pasisakymą, nuomonę tu gali būti patrauktas atsakomybei arba bandomas patraukti. Tai įdomus. Ir iš tiesų, gali būti, kad šitas performansas, šitas mūsų pajuokavimas su lipnia juosta arba su nebyliu protestu, gali būti, kad tai yra vienas iš paskutiniųjų mūsų pajuokavimų šito formato laidose, nes iš tikrųjų atrodo, kad juokams metas yra jau baigtas ir metas iš esmės pakalbėti apie rimtus dalykus, kas vyksta mūsų savivaldybėje. O tai, kas vyksta joje, Eduardai, aš vertinu liūdnai. Aš matau demokratijos eroziją. Negražus žodis, gana skambiai pasakytas žodis, mano darbo priemonėje elektroninėje daugybė faktų, teiginių, įvairių užfiksuotų dalykų ir liūdesys. Ir žinai, kai šią savaitę, šiomis dienomis savivaldybės interneto puslapyje yra skelbiami gražūs, prasmingi žodžiai laisvės gynėjų dienos proga apie vienybę, atminimą ir pergalę, tu supranti, kad šitie žodžiai išblunka Kazlų Rūdos politinėje realybėje. Ir jos negali rasti savo vietos, nes jos yra deklaruojamos, bet jų nėra laikomasi. Žinai, aš pats savo daviau metus, kuomet prasidėjo šito 7-ojo šaukimo tarybos sudėties darbas, daviau metus laiko, pažiūrėsiu, kas čia bus. Nes tiesą pasakius, mano prognozės apie galimą triuškinančią mero komandos persvarą pasitvirtino, man tik buvo įdomu, kokie žmonės su juo dirbs, kaip jiems seksis ir buvo smalsu. Kaip tokią istorinę atsakomybę, to nėra buvę savivaldybės istorijai, kad tokią dominuojančią persvarą gautų viena politinė jėga, tokią atsakomybę išlaikys, sugebės priimti geriausius sprendimus ir nepavers savo persvaros buldozerių prieš nepatinkančius asmenis. Na ir laukiau, kuo čia viskas pasisuks ir pirmieji ženklai netruko pasirodyti, o ko stebėtis. Naujoji valdačioji dauguma, jau nebe tokia jau naujoji, jau gerokai ir gerai susidirbusi,
vienybės jų prasme komanda, kuri yra sudaryta, iš gana margų politikų, pavadinkim. Toje daugumoje sutiksite ir mokslo daktarus, sutiksite ir jaunus žmonės, kurie dar vis mokosi aukštoji mokykloje, ten sutiksite ir teistų asmenų. Žodžiu, nieko stebėtino, nieko keisto, tai yra mūsų pačių visuomenės atvaizdas, veidrodis, tai yra kokie žmonės taryboje, tokia yra mūsų visuomenė. Ir netruko ne metai ir pasimatė pirmieji dalykai, kuriuos aš vadinu demokratijos erozija. Ir visiškai to nesistebiu. Kuomet paradui, orkestrui, ar kaip čia pavadinti, vadovauja prezidentinių ambicijų turintis dirigentas, tai demokratijos erozijos simfonijos pirmieji garsai netrunka pasigirsti. Man yra liūdna, kad tai, ką dar 2021 metais aš identifikavau kartu su savo tuometinė politinė komanda, tas grėsmės, kurias pristačiau atsistatydinamas iš mero pavaduotojo pareigų, pastaraisiais metais aš matau tik tai ryškiau, matau tik tai bojojančią stipriau ir tai yra mano asmeninis nusivylimas. Ne tokią politiką aš įsivaizduoju, ne tokią ir įsivaizdavau tuomet. Nesijaučiu gerai, kuomet matau, kai savivaldybėje kosmetiniai, infrastruktūriniai pokyčiai, dėl kurių būtinumo net nebejoju, jie būtini, jų reikia ir yra padaryta nuostabiai daug gerų darbų, bet kuomet šitie kosmetiniai, infrastruktūriniai pokyčiai tampa svarbesniais už norą turėti savo nuomonę, už drąsą tą nuomonę reikšti, o kuomet ta tavo nuomonė yra pasitinkama įsižeidimu, grasinimais, persekiojimais, pasikinkant buldozerį biurokratinį, mane apima nuoširdus liūdesys, aš su tuo neketinu taikstytis. Žinai, aš jau net pavargstu cituoti konstituciją, svarbiausiai šalies teisinį dokumentą, nes kartais imu abejoti, ar žmonės, kurie sprendžia kitų likimus mūsų savivaldybėje, ar tikrai visi jie yra skaitę konstituciją, arba bent jau ar buvo atsivertę ją pastaruoju metu. Liūdna. Ir vienas iš tų pavyzdžių, kodėl aš matau tam tikras demokratijos erozijos užuomazgas, tai yra tai, ką Eduardas ir pristatė. Mūsų laida, mūsų nekalta virtuali video tribūna, kurioje du politikai, du tarybos nariai, vykdydami savo pareigą rinkėjams atsiskaityti už tai, ką jie veikia taryboje, ką jie mato toje taryboje, vykdydami galų gale savo politinę prigimtį pagal pasirinkimą, kritikuoti dalykus arba teikti savo alternatyvas, atsiduria persekiojimų smaigalyje. Taip kaip mudu du atsidūrėme etikos komisijos akiratyje dėl galimai netinkamo, neetiško elgesio vienos iš savivaldybės institucijų atžvilgių. Kaip ten bus parodys tyrimas, neužtruks, keletas mėnesių ir išvados bus teikiamos, tačiau tikiu, kad šitai pirmai ir gali būti viena iš svarbiausių, kaip sakyt, akistatų ruošiasi rimtai tiek tie, kurie sugalvojo atrasti dalykus, kurių nėra, tiek mes, kurie iš tikrųjų stosime labai stiprion demokratijos, laisvo žodžio, teisės į nuomonę gynybom ir, pažiūrėsime, kasgi bus teisus ir ką nuspręs arbitras arba vyriausiai tarnybinės etikos komisija, arba, aš neatmetu galimybės, ir teismai. Taip, teismai čia turbūt gali būti, kad mūsų užklups, man tai bus pirmosios turbūt tokios teisenos, jeigu jos bus, tikėkimės, netikėkimės, kad sveikas protas ir iš tiesų tas galbūt pamintas ego ar kažkokie įsižeidimai nueis į antrą planą ir iš tiesų į situaciją bus pažiūrėta pakankamai protingai ir iš tiesų vis dar mes gavom antrą raštą iš etikos komisijos ir jau aš pats asmeniškai prašau pateikti man, ką aš pažeidžiau, ką aš padariau blogai ir antruoju raštu vis dar man nesugebama pasakyti iš tiesų, kokius aš įstatymus ar, nežinau, nutarimus ar kodeksus esu pažeidęs. Tai iš tiesų atrodo tarsi norėjimas tiesiog susidoroti arba kad aš paimčiau, atsisakyčiau savo žodžių ir prisipažinčiau esantis kaltas. Aš nesijaučiu kaltas, taip galbūt faktinių dalykų galima buvo kai kurių ir nesakyti, galbūt kai kuriuos galima būtų ir patikslinti,
Bet tai yra normalu, kai tu kalbi iš širdies ir iš tiesų tu matai problemą, galbūt trūksta žinių, ne tą problemą išsiaiškinti kartais ir visiškai suprasti, kodėl jinai prigimties tos problemos, ne, esmė. Tai tikrai šiuo klausimu jau esu pakankamai pasikaustęs, aišku, aš tik vieną paslaugą suprantu, intensyvę krizių įveikimų paslaugą. Tikrai jau ir su ministerijos žmonėmis kalbu ir su audito valstybinio įstaigos, kaip jie matė kitų įstaigų, kokias jie matė problemas audituodami šitą paslaugą. Tai iš tiesų ruošiuosi, kaip ir Marius sakė, kovai dėl demokratijos, dėl žodžio laisvės ir aš tikiu, kad mes laimėsim ir labai vilčiausi, kad iš tiesų nereiktų čia tos kovos, o mes pakviestume mus į tą posėdį, išsakytume ir vadovas, ir mes savo nuomonę, aš galėčiau net pateikti, kuo aš rėmiausi sakydamas tą nuomonę ir tada tiesiog nuleisti visi gazą ir grįžti į sveiką protą ir į darbą, aš manau. Šitoje vietoje aš tai galiu pasakyti patiems aistringiausiams mūsų žiūrovams, kurie nepasivargina ir pasikonspektuoti ir pastenografuoti mūsų posėdžius. Stop! Neišdegs. Šitie pigus galios žaidimai, tie bandymai grasinti žmonėm, tie bandymai grasinti apie teisinės perspektyvas vien už tai, kad žmogus yra mūsų laidos titruose paminėtas kaip idėjos autorius. Tai yra iš tiesų jau pigu, tai visiškai nėra rimta ir šitie dalykai tikrai neišdegs. Mes esam pasiruošę šitom galimom akistatom, na ir pažiūrėsime, kas nugalės, sveikas protas ar vis dėlto nepamatuotos ambicijos. Bet gal gana to minoro, metas eiti ir aptarti dalykus, kurie savivaldybėje vyksta, kas gero vyko tarybos posėdyje, na ir be abejo svarbiausias šiandienos klausimas, kasgi gero ir įdomaus prezidento rinkimų padangėje. Oi, tai prezidento rinkimai dabar pas mus turbūt vienas iš aktualiausių politinių klausimų, reitingai eina vieni paskui kitą ir mūsų gerbiamas kandidatas yra 3 vietoje su kitais kandidatais. Renka 7% ar daugiau. Tai labai geras yra, manau, rezultatas. Kaip kandidatui dar nepateikusiam pareiškinių dokumentų startuoti top 3. Tai yra labai gerai. Tai va, o baigėm teiseną, iš tiesų ir galim keliauti link to posėdžio, kas vyko, tai mūsų meras net 2 teisenas paminėjo, kur jis tikisi teisti su labai įdomu, man įdomu kodėl, tai su mūsų gerbiamu tuo socialiniu paslaugų centru. Su Kultūros socialinės paramos centru? Jo, taip, teismas ruošiasi dėl to, kad audite rado tam tikrų neatitikimų. Tai, žinai, aš kartais pagalvoju, man čia palyginsiu, yra tokia įmonė ir jie veža rastus. Jie turi nepriklausomus auditorius, kuriems moka atlyginimą. Tai, žinai, koks tu esi nepriklausomas auditorius, jeigu tau moka atlyginimą? Ta įmonė, kurią tu audituoji. Tai lygiai taip pat aš kartais pasvarstau, ne kaip yra su savivaldos ta visa auditavimo schema, mechanizmo, ne kaip veikia jisai, jeigu tu esi tavo darbo vieta, ypač kai dabar merai gavo labai daug įgaliojimų, priklauso tavo darbo vieta nuo mero, ar patiks tavo audito išvada ar nepatiks. Ar neatsiranda čia interesų konflikto, tu senesnis politikas? Na, aš turiu patirties tiek mūsų savivaldybės audito, tiek kontrolės tarnybų, sakykime, vykdomose tyrimuose, tai šiandienai aš neturiu pagrindo abejoti šitų darbuotojų profesionalumu, tačiau negaliu ir būti visiškai tikras, kad joms galimai nėra daromas koks nors, sakykime, netiesioginis spaudimas. Na, negaliu to teigti, bet negalėčiau to ir atmesti, tačiau šiandien dar vis kol kas aš esu linkęs pasikliauti specialistų profesionalumu, na ir atidžiai perskaitysiu ataskaitas. Ir tuomet turbūt galėsiu pasakyti savo vertinimą, ar iš tiesų viskas yra jau taip, kaip mato auditorius. Tačiau kol kas sakau, likim prie to, kad tai vis dėlto yra žmonės profesionalai ir jie turėtų atlikti savo darbą sąžiningai. O antra teisena tai yra su įmonėm, aš turbūt per jaunas ir man dar tada buvo visiškai neaktualu, kurios kūrė mūsų katilinį biokuro. Galimai, kad katilas per anksti nusidėvėjo ir reikia prisiteisti galbūt kažkokią kompensaciją, nes jisai nusidėvėjo.
sena istorija, aš jau ją girdžiu labai daug metų ir tiesą sakant, jau nebejokinga, kada 10 metų po katilo eksploatavimo pradžios iškyla tokie klausimai ir vis dėlto mano patirtis, mano tam tikra nuojauta ir galbūt netgi tam tikra valdoma informacija, iš kurios aš susidariau įspūdį, sako, kad šuo ne ten pakastas, šuo yra vis dėlto pakastas asmeniškumuose. Na ir tai dar vienas iš pavyzdžių, kaip savivalda neturėtų būti valdoma, kaip joje neturėtų tokie dalykai įveikti, sveiko proto. Tai ir vienas antrasis klausimas, kurį mes nagrinėjom, tai mūsų Kazlūdos šilumos tinklų finansinis planas, investicinių planas, atsiprašau. Tai beveik 4,5 milijonų planuojama investuoti, iš jų 0,5 milijono keliaus naujo katilo pirkimui. Ir šitoj vietoj aš tokią teoriją sukūriau, aš nežinau, ar neteisinga ar ne, bet katilu naudojasi iš principo savivaldybės įstaigos ir daugiabučių namų gyventojai. Taip? Ir trasos. Šilumos vartotojai priimti prie centralizuotai tiekiamo šilumos tinklo. Tai aš galvoju, kodėl įstaiga nekaupė rezervų. Tu žinai, kad tavo katilas nusidėvės, tu žinai, kad tavo trasos nusidėvės. Tai kodėl tu nekaupi finansinės tos pagalbės, kai ateis laikas kažką keisti ir tada tu turėsi pinigų ir galėsi juos investuoti į tuos pokyčius, atnaujinimą. Tai aš manau, kad čia yra bėda mūsų politikose, kurie nesąžiningai elgiasi klientų, paslaugos gavėjų, šilumos atžvilgiu. Jie sako, kad svarbiausia yra pigiai, kuo pigiau teikti tą šilumą. Neskaitant to, kad dabar visa savivaldybė susimokės už tai. Nepaimsi dabar iš tų kelių tūkstančių gyventojų 4 milijonų pinigų, kad jie dabar nusipirktų tą katilą ir tą trasą savo pasikeistų. Galbūt aš taip, neišgąsdinčiau savivaldybės gyventojų ir šilumos vartotojų, kad jiems, tai kaip nors papildomai atsilieps, nuo to irgi turbūt neatmesčiau, tačiau vis dėlto, kuomet buvo patikinėjimas investicijų planas, kuomet mes įsvarstėme komitete, mes buvom patikinti, kad daugiausia bus investuojama ES ir valstybės lėšomis. Tam mums buvo įvardintos jau konkrečios programos, iš kurių galime tikėtis tokių malonių. Taip, Eduardai, kaip ir minėjai, beveik 500 milijono eurų investicijų į šilumos tinklo atnaujinimą, į šilumos ūkį ir jau šiais 2024 metais turėtume sėkmės atveju gavę finansavimą pajausti investicijų už 1 740 000 ir bene didžiausios investicijos, kurios planuojamos per ateinančius 4 metus, yra skirtos rekonstruoti visus šilumos tinklus, kurie yra nusidėvėję, kurie iš tikrųjų yra nuostolingi bendrovėjai, kuomet tenka patiekti šilumą į tokiausius taškus ir vien šitų vamzdynų atnaujinimo investicijų suma yra suplanuota už 2 700 000. Iš tikrųjų, pamenam, nesenai vandens tiekimo nuotekų tvarkymo reikalams virš 16 milijonų, dabar beveik 500 milijono. Įstaiga atkeliauja į turbūt pačių didžiausių savo iššūkių metą. Nuoširdžiai linkėčiau jiems išspręsti visus šitos dalykus ir keliam dešimtmečiam vėlgi turėti ramų stabilų darbą, tačiau gyvenime būna visko. Bet tai įsivaizduojat, kaip atrodys Kazlų su mūsų naujom trinkelėm išdėta iš šaligatviais, o čia vyks archeologiniai kasinėjimai, ko ne. Visa Kazlų turės būti išrausta. Mes kalbame beveik apie visas trasas, visus, kas yra po žemė, praktiškai mes turim keisti, nes yra nusidėvėję. Tačiau jeigu tai padės vartotojams gauti pigesnę šilumą, jeigu tai padės išvengti būsimų problemų, stichinių. Vienareikšmiškai taip. Trinkeliam daug, kaip sakyti, išminties pakloti nereikia. Taip, manau tą. Pirmąjį klausimą prašokom, tai aš norėčiau pasakyti, mėly gyventojai, kad mes galim apie atliekų tvarkymą. Buvo pirmas klausimas. Ir dėl to, kad nepakankamai rūšiuojam, jau labai brangsta mūsų visas tas šiukšlių tvarkymas. Jeigu taip pasakytume, nuo 15 eurų už toną iki 50 eurų už toną. Tai yra labai didelė suma. Atsiranda truputį pokyčių, tai bus bioskaidžių atliekų atskiri konteineriai.
Kada atsiras, aš neįsivaizduoju, bet yra toks iš vienų būdų, kaip sumažinti tų šiukšlių keliaujančių į sąvartynus. Tai jeigu mes pradėtume daug labiau rūšiuoti, tai žinokit, to kaina nustotų augus mūsų šitų komunalinių išvežimų šiukšlių. Tai nieko stebėtino, vakarėjom, vakarų Europoje jau senai tokie dalykai yra daromi, tokie dalykai nėra pigus. Na, būsim modernų, būsim tvarkingi, na ir už tai truputėlį mokėsime daugiau. Tai va, trečiasis klausimas, aš šiaip supratau šitą klausimą, tai yra auditoriai, kad jie labai gerai uždirba. Nes audituos Klaipėdos šilumos tinklus ir jų bendrasis pelnas yra 37%. Per metus uždirbti 160 000. Grynojo pelno. Tai aš galvoju, kad aš visiškai kodėl mes čia dabar politikuojam? Einam normalius verslus kurti ir uždirbti daug pinigų. O dabar čia... Auditorių darbas nelengvas, auditoriai prisiima atsakomybę už duomenų tikslumą, auditorium norint išsikovoti užsakymus ir būti pripažintam, tenka nemažai metų iki to kelio nueiti. Taip, sutinku, kartais ir mane stebindavo iš pradžių tokios vertės, kurias turi patirti privalomai bet kuri savivaldybės valdoma įmonė, tačiau dėja, tokios yra taisyklės valstybėje, jeigu norime maksimaliai užsitikrinti tvarką, žinoti, kas vyksta, na ir susimokėkime už tai nepriklausomam auditoriam, kurie tiesiog patvirtins finansinės ataskaitas ir atsakys į galimus klausimus, jeigu tokių būtų. Toliausiai ėjo keli klausimai susijęs su tuo, kodėl mes atsidūrėme etikos komisijoje. Tai yra intensyvi krizių įveikimo paslauga. Jinai keliauja iš mūsų... Atsiprašau, ar aš galėčiau sėdėti juostą vėl? Aš galiu viens pakalbėti apie tai. Gerai, tada aš tiesiog nusisuk nuo manęs. Dabar Marius nieko nežino, ką aš sakysiu, tai nėra surežisuotas mūsų pokalbis. Iš tiesų šita paslauga keliauja į PPT. Taip pat svarstys. Taip. Ir aš manau, kad seksis kur kas geriau šitą įstaigai, nes paskutinis atvejs prieš pat atiduodant paslaugą, tai paslaugos gavėjas patalpose, kur tu iš principo turėtum jaustis saugus, buvo sumuštas smurtautoju. Tai aš nežinau, ar taip mūsų paslaugos krizių įveikimas, ne jau kad tu turi krizę kažkokią gyvenime, ne, ir tau reikia iš jos ieškoti išeičių ir mes turime algoritmus, kurie žmonėms turi padėti, bet šitie algoritmai kažkodėl kalboj neveikia. Ir man jau čia yra, netilpo galvoje, dėl to, kad aš iš esmės tuos asmenis mačiau, tai man labai skaudėjo, kai aš sužinojau šitą faktą, kad vienas iš jų buvo sumuštas. Tai labai, labai liūdna. Ir šitą informaciją mieli teikėjai antram etikos komisijos kaltinimui, aš ją pasitikrinau išsiaiškinau, kad tikrai tai buvo, tai žinokit, aš nemeluoju. Tikrai taip yra. Ir jūs manęs neįtikinsit, kad čia yra gera paslauga ir jinai būtent taip turi veikti. Žinokit, niekaip aš ne. Eduardai, aš nuoširdžiai viliuosi, kad tu antrą kartą ant to pačio grėblio neužlipsi. Manau, jau užlipau. Tai va, toliau keliaujam. Čia praleisim kelis klausimus, nes aš nemanau, kad... Višakio Rūdo nori pasitvirtinti savo herbą. Višakio Rūdai ir šiaip šiais metais netrunka malonių iššūkių ir dėmesio, nes jie yra šiais metais mažosios kultūros viena iš sostinių Lietuvoje. Todėl, Eduardai, mes turime apsilankyti bent keletoje renginių, pagerbti bendruomenę, pasidžiaugti jų darbu. Atsigerti šaltinėlio. Vienas iš jų. Liūdnesnis vienas iš sprendinių, tai Kazlų Rūda neturės savo elektroautobusų parko. Na, gal kukliau. Autobusų. Dviejų. Bet jau du tai jau kaip ir parkas skaitus. Ne? Neskaitant to... Parkelis. Mažas toksai. Kiek aš bandžiau domėtis, tai mano nuomonė buvo neįsiskaityta greičiausiai į reglamentą, kas gali būti teikėjas ir kaip viskas gali veikti, nes greičiausiai buvo supainioti interesai, nes savivaldybė patvirtino paraišką, kad teikiam, nors teikėjas turi būti juridinis asmuo, atsietas nuo savivaldos. Tai šitoj vietoje, manau, mes patys savo pakišom koją, veldamiesi į šitus pirkimus.
Bet žinot, mūsų merą, tai jam turėjo nesustabdyti jo šitas vienas. Tai ką, mes paėmėm, panaikinam sprendinį ir važiuoja toliau projektas. Bet greičiausiai mes netitikom ir daugiau kriterijų, nes taip paprastai mūsų meras būtų nepasidavęs. Dar, žinai, tiesą pasakius, ne viską girdėjau, ką tu sakei, dėl labai paprastos priežasties. Vos tik tu pasakei mano nuomonę, man iš karto pasigirdo įsiskaudinusių žiūrovų emocijų balsai. Ir tai mane tiesiog blaškė, neleido koncentuotis tai, ką tu sakai, gal tu tą žodį mano nuomonę pakeis kažkokiu nors kitu, nes jinai skaudina kitus. Tu nedrįs turėti savo nuomonę, tu turėk, nežinau, pamastymus. Kitų nuomonę? Žvilgsnį kokį, bet tiesiog, o gal man tiesiog pasigirdo. Žinai, kai girdisi balsai, galvoju, tai aidas greičiausiai tušti. Ką? Pasitvirtinom, sekančių klausimų 10 pasitvirtinom strateginį veiklos planą savivaldybės 20-25 metai. Ką radau jame, tokių įdomų skaičiai, į kitus jau nesigilinau. Ir čia man šiaip dar vienas dalykas, mes 23, 24 ir 25 metais, ten 3 stulpeliai yra, nusimatom išlaidas, kam kiek išleis. Ir visuose praktiškai eilutėse, va taip pamerčiui, yra vienodos sumos. Tai aš galvoju, tai koks čia strateginis planas ir kaip tu planuoji savo investicijas, jeigu visi metai bus vienodi, tu nematai nei perspektyvos, nei kažkokio mažinimo, taupimo, tiesiog visi metai bus vienodi. Kaip šitas dalykas veikia? Kaip yra kuriami strateginiai planai, tikiuosi tau netrukus teks susipažinti. Pati mintis ir idėja strateginio plano yra labai kilni, labai gera. Tai yra kelias, kuriuo mes turime eiti į tikslą, tačiau neretai dažnai dėja ten atsiranda skaičiai arba neambicingi užsibrėžimai, kurie, ir paskui tokių didesnių skaitytojų kaip tu būna pastebėti. Savo pastebėjimus aš esu ne kartą teikęs savivaldybės strateginėme veiklos plėtros planuose ir aš taip atrasdavau tam tikrų dalykų ir klausdavau, ar tikrai mūsų ambicija yra būti kuklesniem negu būti geresniem. Bet tiesiog jau taip ir yra, kada planas savo, o gyvenimas savo. Kadangi mes Lietuvoje turėjom, dar vienas punktas, kurį aš pastebėjau, Lietuvoje dabar turėjom mokytojų streiką. Jis gal dar vis vyksta, gal jau nutraukė, nežinau. Bet esmė tame, kad Kazlų Rūdoj, man atrodo, kad visa sistema yra pakankamai neefektyvi, nes pagal skaičius vienam mokytojui tenka 10 vaikų. Tai mūsų vaikai turėtų mokintis kaip ir labai gerai. Iš principo, nes vienam mokytojui tik 10 vaikų. Bet pagal duomenis išlaikymo tam tikrų tarpinių egzaminų, Kazlų Rūdoj pusė vaikų praktiškai neišlaiko matematikos. Bet keliauja toliau į sekančias klases. Man nesueina galai, kodėl pas mus mokytojas turi labai nedaug vaikų, bet rezultatai yra labai blogi. Kaip čia nekoreliuoja skaičiai, mano nuomonė. Ir dar vienas liūdnesnis dalykas, kad numatoma labai ženklus mokinių skaičių mažėjimas Kazlų Rūdoje. Tai vadinasi, kad mūsų švietimo visa turbūt sistema yra mažiausiai nekonkurencinga su gretimom savivaldybėm, nes mes nesugebam pritraukti vaikų. Ir dalis tų vaikų išvežami, kur yra geresnės sąlygos. Tai nieko naujo nepasakai, tik tai atrandi dalykus, į kuriuos jau bedame krūvą metų iš eilės. Savivaldybė turi tiesiog problemų, kurios yra natūralios problemos, demografijos rodikliai yra vis dėlto ne mūsų naudai ir visi bandymai apie tai kalbėti, daryti švietimo tinklo pertvarkas dėja nepasisekė, arba jie pasisekė galbūt tik tai kažkieno sumanimui arba jo idėjos vystymui, tačiau tai, ką tu dabar kalbi, gaila, kad tie skaičiai užprogramuoti, gaila, kad jie yra, aš dar vis norėčiau iš paskutinių turimų optimizmo likučių palinkėti, kad taip nenutiktų ir skaičius moksleivių stabilizuotųsi ir mūsų švietimo sistema veiktų taip, kaip tikisi jos klientai, tai yra moksleiviai ir tėveliai. Taipogi patvirtinom įvykdytų darbų sąmatą, tai čia aplinkos tvarkymas, kas vienintelė eilutė man užkliuvo, kad mes kelmų rovimui ir šakų pjaustymui išleidom 60 000 eurų. Bet aš galvoju, kad čia pagrindė buvo ta vieta, kur darysim šunų parką prie Lietuvos partizanų, tas trikampis toksai yra.
Negaliu patvirtinti, tačiau, kad miestas yra tvarkomas, kad kelmai yra iškelminami, galbūt iškelminant juos, tai gal ir nėra taip jau blogai, na, o tiesiog dėl sąmatų, dėl verčių visą laiką galima į tai pasigilinti, pasitikslinti, paprašyti savivaldybės pateikti duomenis, pažiūrėti, ar iš tikrųjų kartais vietoj 5 kelmų nebuvo išrauti tik tai 2. Na, manau, kad paklaus galima, atsakymą gausim ir tada jokie įtarimai tavęs nebekalbės. Bet apie pačią tą vietą, jeigu tu įsivaizduoji, kurią mes kalbam, tas apvažiavimas, kur yra Kazlų Rūdos? Čia yra maždaug tas parkelis, netoli Pirminės sveikatos priežiūros centro. Ten, kur Škierpos kalnas. Taip. Ir tas yra trikampis toks su mišku. Nu, ten mes darysim šunų parką. Nu, pavedžiojimo vietą. Bet kadangi aš ten gyvenau, ten yra pelkė. Prasme, ten, jeigu palyja, ten visą laiką vanduo stovi. Tai aš nesuprantu, kokiu tikslu mes šunis vedžiosime pelkį. Tai gal geriau tada ten plaukimo baseiną būtume pasistatę. O gal tiesiog dar nėra ryškiai iškomunikuota pati tos aikštelės idėja, galbūt ten bus šunų spa centras, kuomet šuo galės pasimankština ir atsigaivina ir tuo pačiu sustiprina savo raumenis be plaukiodamas. Vieta pasirinkta įdomi, bet tikėkimės, kad greičiausiai bus įgyvendinta, viskas gerai, sutvarkyta, gražus takeliai 2 metrai virš aplinkiniai zonos, kad nenuskęstų ir viskas bus labai gerai. Na, aš ten tikiuosi tave su tavo Reksu sutikti, pamatyti ir nebebūti jau tokia skeptiško, kokia esi dabar. Taip. Reksas tavo šuns vardas? Ne, Bruna. Bruna, mergaitė. Toks dvarneškas. Man į Reksą panašiai buvo. Taigi, vėl tikslinom. Klaida padaryta 22 metų ataskaita tiksliai. Čia kino. Mes tikrinom aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 22 metų priemonių vykdymo ataskaitos patikslinimas. Nes buvo padaryta klaida. Tai kažkaip pas mus savivaldybės tom klaidom labai dažnai jos daromos ir pats merasgi buvo pasidaręs prisipažinimo vakarą, kas nepasisekė ir didžiąją dalim ten daug nuostolių bus, bet pakalbėsim apie tai ateityje. Ir kur irgi buvo padarytų klaidų, manau, tiek administracijos, aišku, tiek galima ir vertintojų matyti klaidų. Tai, tiesiog taisymas vyko. Keli klausimai buvo mūsų švietimo ir kultūros ir sporto skyriaus vedėjus atlikti. Tai prie šitos prie klausimų pačių gal labai nekirpsiu, bet nežinau, koks liūdna ta mūsų laida. Mokykloje buvo sumušta mokytoja pas mus. Ir tas atsitiko pamokos metu. Įsivaizduoji? Tu atsimeni, kaip mes buvome mokykloje, kad tu ateisi pamokos metu eisi mušti su kažkuo. Ne, tu palauki pamokų pabaigos ir tada jau ten už kampo lauki ir jau aiškinsi santykius. Tai ant kiek yra, aš nežinau, paleista kultūra pati mokyklose, ne? Kad vaikai sau leidžia eiti, aiškinti santykių pamokos metu. Tai ant kiek yra pačios įstaigos jau nepagarba ir tas vardas sumenkintas turbūt požiūris į tą pačią įstaigą, kad tokie dalykai vyksta. Apmaudu girdėti, apmaudu iš tikro klausyti. Ir dar yra liūdniau pripažinti, kad vis dėlto šiandien mūsų mokytojai yra silpnesniojo pozicijoje ir jie yra priversti tiesiog tik tai stebėti ir patirti daugelį negerų dalykų, kurie vyksta. Tam yra tiek objektyvių, tiek nelabai objektyvių priežasčių. Labai bus įdomu sužinoti šitos situacijos atomazgą, tyrimo eigą. Taip, nebejoju, kad tame yra labai daug ir jautrios informacijos, kurios galbūt nėra būtina visai visuomeniai žinoti, tačiau jeigu užpultas mokytojas nebus apgintas tos pačios visuomenės, tai tuomet tai gali paskatinti ir kitus labai negražius pavyzdžius. Tai todėl, Eduardai, veiki švietimo komitete. Taip. Mano prašymas, pasidomėk šitą situaciją. Užklausa nusiųsta jau. Suremkim pečius ir pasidomėkim, ar pavyko vis dėlto gauti atsakymus, kas nutiko, kodėl nutiko. Ir jokių būdų šitoje vietoje negalima palikti mokytojo vieno. Aš iš tikro, nežinodamas visų aplinkybių, žmoniškai solidarizuojuosi su pedagogu ir reiškia jam paramą ir užjaučiu dėl to, kas įvyko. Na, o atsakymus gavus, pažiūrėsime, kaip padėti tokių situacijų išvengti. Taip, iš tiesų reikia pasižiūrėti, turi būti algoritmai, kurie užkirstų tam kelią. Aš suprantu, kad dabar jau yra
situacijos paleistos mokykloje, ne? Bet tikrai galima grįžti į tą pradinį tašką, kur vėl taptų normalų santykiai mokinių, mokytojų, tėvų su įstaiga, kur visi atsidurtų ten, kur turi būti. Kad mokytojas yra gerbiamas, kad tėvai vis dėlto prisėma atsakomybę už savo vaiko elgesį ir ugdymasi, kad čia ne mokyklos yra, kaip pasakyti, reikalas, ar vaikas mokinasi, ar ne, čia tėvų yra atsakomybė, aš manau. Ten pedagogai turi mokinti, o ne dirbti socialiniais darbuotojais, turbūt, ne, arba psichologais. Viską tam yra greta teikiančių šitą paslaugą. Tai reikia gydyti mūsų švietimo sistemą ir kuo greičiau, nes tada, nežinau, tada tiesiog užkabini spyną ir išvežiuojam tuos vaikus į kitas. Nes, nu, kam to reikia? Matai, mums net šviesas išjunginėja, ilgai užsikalbėjau. Na tai, kad visai neišjungtų ir eterio, aš dar norėčiau pakalbėti apie vieną tarybos sprendimą. Juo buvo patvirtintos mokestinės lengvatos ir šiemet savivaldybės biudžetas leido savo suteikti mokestinių lengvatų už 3075 eurus verslui, kuris paremė. Na ir truputėlis mano pamąstymo apie kaip, kas ir kodėl. Tai yra dar 2020 metais mano iniciatyva, palaikant mano frakcijos nariam ir tuomečiai daugumai, buvo patvirtinta savivaldybėje tvarka dėl kultūros, sporto ir kitų visuomeninių projektų rėmimo skatinimo, kurios pagrindinė idėja buvo, kad verslas paremdamas nevyriausybinės organizacijas, paremdamas biudžetinės įstaigas, gali pretenduoti į savivaldybę surenkamų mokesčių lengvatą. Šiuo atveju mokesčiai savivaldybėje renkami yra per du šaltinius - nekilnojamasis turtas ir žemės mokestis. Na ir tokiu būdu mano pats pamatinis sumanymas buvo, kad užuot nevyriausybininkam nuolant tikytis pagalbos ir paramos iš savivaldybės, nebijoti nukeliauti iki verslo, užmegzti su jais tamprius socialinius ryšius ir tiesiog paprašyti paramos savo puikiems dalykams, o mūsų NVO, mūsų bendruomenės metai garsėja nuostabių dalykų darymu. Ir tokiu būdu verslas jaučiasi kaip ir prisidėti prie puikių iniciatyvų ir tuo pačiu šiek tiek pasilengvina savo mokestinę naštą. Tačiau, imu pastebėti, kad pastaraisiais metais didžiausių šitos tvarkos laimėtojų tapo Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras, kuris surenka didžiausius paramos skaičius miesto šventei, rudeninį miesto šventei ir tokiu būdu šalia savo gausaus biudžetinio aprūpinimo, o turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad tai yra viena iš dosniausiai finansuojamų savivaldybės biudžetinių įstaigų, jie dar ir susirenka papildomą paramą, kurią vėliau pasidalina su savivaldybės gyventojais juos palinksmindami. Ir man kyla visai pagrįstų minčių pagalvoti apie šitos kalbos tobulinimą, vis dėlto grąžinant viską į idėjos pradinį lygmenį. Tai yra, visų pirma, šitos tvarkos naudą turėtų pajusti nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės. Apie tai mūsų frakcijų ir opozicijos pasikalbėjome ir gali būti, kad jau netrukus tvarkos pakeitimo siūlymai keliaus į tarybą. Šitą klausimą ir aš truputį paliečiau. Toks liūdnesnis faktas, kad praktiškai nuo 2018 metų iki dabar 10 kartų sumažėjo paramos gavėjų, kompensacija. Tai kažkodėl verslas praktiškai nustojo remti ir matyti tą naudą visuomenėje, nes čia yra vis tiek kaip parama, nes jie tik pusę tos sumos atgauna. Tai vadinasi, arba pati sistema kažkaip, arba dokumentacija per sudėtinga, kad verslas sako, ne, mes geriau susimokėsim ir jokių ataskaitų neteiksim. Tai čia gali būti, kad ir daugiau yra problemų, ne tik reglamente. Gali būti. Tai pas pabaigai meras pasakojo, kad paslaptingasis pirkėjas mūsų stadionų galima. Kuris interesantas, kuris nori nupirkti mūsų stadioną, yra Maxima. Tai va. Kaip mes turime vieną Maximą? Tu turėsim dvi. Dvi? Ne, iš tiesų tai... Vieną Maximą dabar yra 2X. Ar 1X? Tai vieno pas mus. 1X. Dabar gretimą pastatys 2X. Tai turėsim 3X Maximą. Taip, pasakyti. Gal net gražų koridorių tarp jų. O čia juokais, bet iš tiesų nemenki pinigai numatomi už tą dabar preliminariai. Vis tiek aukcionai vyksta turbūt šitokiem sandoriam.
Kalba buvo apie 800 000, bet matant, kad 20 000 mes turime į visus tinklus įdėti, tai turbūt tie pinigai nenueis, kaip meras sako, naujam stadionui įgyvendinti, nes tikrai reikės savivaldybė ir savom lėšom prisidėti prie komunalinių visų tinklų keitimo. Tai aš tai matau čia jokio pozityvumo parduoti mūsų centrą dar vienam prekybcentriui. Kas iš to? Juolab, kad senasis pastatas pasirodo nepriklauso Maksimai, jisai irgi lieka. Tai mes turėsime toj pačioj vietoj 2 pastatus, kur vienas turbūt neatliks kurį laiką jokios funkcijos, o kitoj vietoj turėsime Maksimą. Tai aš tikiuosi, kad visuomenė tikrai nesutiks su šitu pardavimu. Kodėl kalba, kad Pievų gatvėje bus statomas naujas stadionas atitinkantis A lygos kriterijus. Tai nemanau, kad jis bus pastatytas. Iš tiesų netikiu aš tuo. Tai va, žmonės mėlėjai, neišparceliuokim savo centro, jis dabar labai gražiai sutvarkytas. Nesutikim su šita nuomonė, nes meras jau kalba apie tai, kad kažkur turgelį jis padarė apklausą ir žmonės paplojo katučių, kad parduodam ir bus labai gerai. Da. Visa laimė, kad Kazlų Rūdoj savivaldybė, demokratija veikia ne per socialinio tinklo turgelį, o veikia truputėlį kitaip. Ir manau, kad šitoje vietoje neabejotinai reikės didelės diskusijos su miesto bendruomenė, su aplinkinių namų gyventojais, nes vis dėlto tai turėtų būti rimtai pamatuotas ir atsakingas sprendimas. Tam reikės nuoširdžiai pakalbėti, ne jungti emocijų arba vėl įprastai buldozeriu nevažiuoti per tai, ką užsimaniau. Na ir šitoje vietoje kol kas, aš turėdamas tik tai pirminę informaciją, kol kas nuo savo vertinimų susilaikau, tačiau jau tam tikrą irgi veiksmų seriją esu atlikęs, pasiruošęs, pasitikslinęs, kas kaip būtų ir galimai negalėtų būti. Na ir apie tai be abejo šių metų mūsų laidose, primenu šiais metais, nes nebebūsim tokie žaismingi ir labai linksmi, šiemet būsime truputėlį kartesni, su Dardu prisipirkome pipirų, prisipirkome jelapeno ir kitų dalykų ir pažadame savo laidose truputėlį kartėti, surėti. Bet paliksim tą humoro akcentą, manau tikrai. Iš tiesų laukia labai įdomus sekantis posėdis, tai bus opozicijos valanda ir biudžeto svarstymas, kuriame, manau, mes turėsime ne vieną savo pasiūlymą teiktą, kuris greičiausiai bus atmestas, bet, kaip sako, viltis myli savo vaikus. Tai va, tai turbūt laukia labai įdomi kita serija, kur bus pokyčių, kas įvyko savivaldybėje. Ačiū Jums už iškęstą laiką su mumis. Buvo malonu pasimatyti. Sėkmingų Jums prasidėjusių metų ir iki sekančios. Iki.